svarbu savo atsakyti klausimą, kad nėra būtina tapti technologijos ekspertu, kad nusistatyti strateginę kryptį, bet dėrėtų suprasti technologijos galimybės, panaudojimo atvejus ir gebėti pažinti tuos panaudojimo atvejus arba sprendžiant problemą, arba ieškant kažkokios tais naujos galimybės savo organizacijai. Ir galvoju, kad per dažnai organizacijos bėga ieškoti įrankių. Duok man įrankį prieš suprasdami, ką nori padaryti. Prieš atsakydami savo klausimą, kokią mes vis dėlto problemą turim. Ir žinoma, su tam tikrom limitacijom, bet manau, kad jau esam fazėje, kai galim sakyti, kad mes bet kokią problemą galėtumėm išspręsti technologijų pagalba. Yra klausimas, kiek tame bus tikslumo, kiek užtruksim, kiek reikės investuoti. Ir žinoma, reikės nuspręsti, ar tai yra technologiškai aiški užduotis ir mes galim lengvai apskaičiuoti grąžą, tai tokius projektus norim daryti. Jeigu technologiškai labai lengva, o grąža minimali, bet dar nieko nesam nuveikę, tai galbūt pasibandom, galbūt bus pirma sėkmės istorija mūsų organizacijai. Jeigu technologiškai sudėtinga, bet vertė labai didelė, gal dar luktelkim. Gal kažkoksai technologinis proveržis yra pakankamai už kampo, arba kažkas kitas pralauš ledus ir mums užteks pasimti nuo lentynos jau veikiantį daiktą, ar ne, gal neverta kurt nuo nulio. Ir aišku, ten, kur nėra vertės ir technologiškai sudėtinga, tokių veiklų mes nenorim daryti apskritai. Bet čia galvojant gan strategiškai ir suprantant, ką mano organizacija gali padaryti, kur panaudoti. Jeigu pradedu nuo to, kad, tai kokį mes čia įrankį galim pasimti. Visi naudoja, mes irgi gal naudokim kažką. Tai nėra strategija, tai yra atėjimas į buitinių prekių parduotuvė, kur yra ir plaktukų, ir pjūklų, ir teptukų, ir turbūt dar visko, ir sakymas, tai kuris čia įrankis dabar fainiausias. Visą laiką reikia pradėti nuo to. Čia primenat man rinkodaros tą pagrindinę tokią taisyklę, ar ne, kad žmogus perka ne grąžtą, jis perka, jam reikia skylės, ar ne, arba dar dažniau net neskylės, jam reikia pakabinti, pavyzdžiui, paveikslą. Tai kaip jis įkabins, ar grąžtų, ar dar kažkokiu kitų prietaisų, čia jau kitas klausimas, ar ne, esminis dalykas žinoti, ko tu nori pasiekti, jau įrankiai labai skirtingi. Ir dar verslo atveju suprast, kokios grąžos tikiesi, ar ne, kai kalbam apie paveikslą, matyt, kalbam apie tiesiog norų įgyvendinimą, versle dar turėtumėm iš karto apsiskaičiuoti ir ar tikrai tai yra problema, kurios sprendimas atneš reikiamą grąžą, kaip tik nesenai viena ataskaita išėjo kalbanti apie tai, kad investuojami milijardai į dirbtinį intelektą kaip technologiją ir lyg ir efektyvina viską, bet kažkaip nematom pelno nuostolio ataskaitoje, kad čia kažkoks didelis pokytis būtų. Neprimena truputėlį 2000 metų burbulo. Bet aš galvoju, kad tai ne apie burbulą, kad tai yra būtent Dotcomas, apie... kaip buvo, atsimenat, kai buvo irgi labai daug pinigų sudėta ir po to paaiškėjo, kad visgi didesnė dalis tų pinigų sudėtų, jie tiesiog išgaravo, nes tai buvo burbulas dotcomų vadinamųjų. Tai aš galvoju, kad tai ne visai apie burbulą, bet apie turbūt mes padarėm kažkokį sprendimą efektyvesniu. Ar pradėjom geriau dirbti, arba kažkas kažko išmoko, bet tai, kad darbuotojas tapo efektyvesnis, nebūtinai reiškia, kad atsispindi tavo pelningume, reiškia, ne tą bėdą tiesiog sprendi. Kitaip sakant, kad jeigu kasam griovius ir pradėjom tiesiog efektyviau šiupeliuoti, nebūtinai tai atveda į sėkmę. Galbūt kai kuriais atvejais reikia žiūrėti šiek tiek plačiau ir ieškoti, kur tos investicijos ir tas technologijos panaudojimas gali padėti ne efektyvinti procesą, bet smarkiau akceleruoti veiklą, jas smarkiai pakeičiant arba visai transformuojant. Kai kurios organizacijos, čia toks klišinis gal pavyzdys apie Blockbuster ir Netflix, bet kiek ilgai tu nuomosi videokasetės ir kada pradėsi transliavimo paslaugą. Tai kai kuriem verslam reikia ne efektyviau videokasetės pardavinėti, o galbūt pradėti galvoti, kad tai turi būti verslo transformacija. Lietuviškas labai geras pavyzdys, jeigu pamenat, dar būdavo CD-romai, kuriuos Baltic Optical Disc leido, ar ne, dabar realiai to verslo nebėra, nes nebereikalingas, bet jie technologiją, kuri yra labai panaši, panaudojo būtent saulės panelių gamybai ir jie perėjo visiškai kitą verslą, suprasdami, kad tas verslas baigsis kažkada, ar ne? Bet čia šitoje vietoje dirbtinis intelektas greičiausiai nepadės suprasti, vis tiek čia reikia žmogiškos nuojautos,
kada ateina laikas, kada keisis ta vartotojų elgsena ir kada viena ir kita technologija paims viršų, ar ne, kaip CD-ROMai tiesiog išnyko dėl to, kad atsirado kitos technologijos, atsirado žymiai paprasčiau tą patį gauti, nei naudoti CD-ROMus. Tai ar dirbtinis intelektas padės tam tikrais atvejais, galbūt gali padėti ar ne, apdoroti didelius duomenų kiekius ir pastebėti tendenciją, kuri rodys tam tikro vartojimo įėjimą žemyn. Dabar su tuo nuspėjimu šiek tiek tolyn į ateitį arba nuojautos turėjimu, kaip čia galėtų būti, čia jau sudėtingiau, ar ne, nes vis dėlto, kai, vėlgi, įpratom labai plačiai taškytis tuo terminu dirbtinis intelektas, bet dabar dažniausiai kalbam apie didžiuosius kalbos modelius. Jeigu šiek tiek nueinant į technologinę dalį, mes kalbam apie tekstinius duomenis, kuriais modelis apmokytas gali jų apimtyje sėkmingai atsakinėti. Ne? Ir dažnai kalbam apie tą PhD lygio atsakymus. Jo, bet tada domai, žiūrėkit, yra situacija, ar ne, kuri man primena, kai, man atrodo, Steve Jobsas sakė, kad neklauskit vartotojų, ko jie nori, nes jie jums niekada nepasakys, nes tokiu atveju iPhone'o būtų nebuvę, nes jeigu tu klausi Nokios vartotoją, ko jis nori, jis tau pasakos apie tą, ką jis žino apie Nokia. iPhone'as atėjo visiškai kitoks, jis buvo visiškai kitoks. Tai ar nėra taip, kad jeigu klausi būtent kalbos modelio apie tai, ko gali norėti, jis vis tiek duos iš tų duomenų, kurie yra ir nieko naujo jis tau nepasakys. Būtent link to ir ėjau, ar ne, kad tas PhD lygis atsakant iš duomenų, kurie jau egzistuoja, viskas tvarkoja, bet mes tikimės iš modelių galėjimo atrasti naujus dalykus, kažkokiom problemom spręsti, galbūt problemom, apie kurias dar neįsivaizduojam. Ir mes nesam tam lygyje. Ir šiaip kaip žmonės mastom, mes nemastom tekstu. Čia irgi vienas iš svarbių aspektų. Ne? Kad mes susidedam mintyse situacijos kažkokį modelį, galim kažką įsivaizduoti ir tai nėra apie tekstą, tai yra apie visai kitaip veikiančią vaizduotę. Ne? Tai vat su dirbtiniu intelektu mes nesam tokioj fazėj ir tikėtina, kad su didžiaisiais kalbos modeliais niekada joje neatsidursim, kad, kaip čia, didieji kalbos modeliai nenuves prie artificial general intelligence galinčio užsimti viskuo, kad teks eiti kitų kelių ir kad gan greitai pasieksim apskritai limitą kalbos modelio apmokymo, kad visi duomenys, kuriuos turėjom jau sunaudoti. Tai šitą vietą labai įdomiai primena man vieną tokį skaičiau, kai vienas mąstytojas su tokiu humoru sako, klausykit, ar iš tikrųjų galima pasitikėti Freudo teiginiais apie visą žmoniją, jeigu jis tai darė tik tai pagal jo pacientų duomenis. Tai čia man primena tą patį, ar ne, kokius duomenis sudėjom. Jeigu sudėjom ligonius ir darom visas prielaidas ir teorijas vedam pagal tą duomenų, sakykim, kiekį, tai galbūt mūsų įsivaizdavimas apie žmonės yra truputėlį įdomus. Tai apie visus dirbtinio intelekto modelius apskritai kalbant, žinoma, kad duomenys gali būti tendencingi, gali būti netikslus, gali nulemti blogai apmokius modelį su tais tendencingais arba netiksliais duomenim, gali nulemti situacijas, kai net pažįsta modelis kokio nors objekto ar atpažįsta neteisingai, jeigu apie kompiuterinę regą kalbant, tai žinoma, kad duomenys, kuriais apmokom, arba tam tikros tendencijos juose, didžiųjų kompanijų rankose dar yra ir galimybė gal šiek tiek kažką kontroliuoti ir cenzuruoti, arba palenkti kažkuria kryptim, ar ne, ir tą jau dabar matom, testuodami, kaip atsakytų Elono Musko Grok į tam tikras užklausas, kaip atsakytų DeepSeekas ir panašiai. Ar ne? Tai ir duomenys, kuriais apmokyta, ir papildomi ribojimai, kuriuos gali uždėti kūrėjai, žinoma, kad nulime rezultatus, kuriuos po to, manau, kad per dažnai priima tas ne tik verslo, bet ir kaip pavadinti, tiesioginis vartotojas ar namų vartotojas už gryną pinigą. Ne, kad nesuprantant, kaip veikia technologija, kas ten po kapotu, gali atrodyti kažkaip labai užtikrintai, kaip būtinai tiesa, gal net šiek tiek mistifikuoti, viską supranta, viską žino, viską atsako ir kiekvieno atsakymu reikia tikėti. Taip, nes jeigu mes turim tą fenomeną, kad
fake news atsiradęs dėl to, kad kad žmonės pradėjo vartoti naujienas per socialinės medijos, kuriuose yra nebūtinai tikros naujienos, ten yra labai daug feiko. Tai tas pats yra su dirbtiniu intelektu, nes kiek ten galima užkrauti informacijos, kuri tikrai yra nei tiksli, nei kokia. Klausimas, ką iš to turėsim. Nes aš atsimenu Stanfordo, man atrodo, mokslininkų tyrimą, kai su ChatGPT apie matematikos sprendimą, kai jį pasileido ir po to po 3 mėnesių tikslumas labai stipriai sumažėjo. Čia tas atvejis, kai žmogus gali sugadinti bet ką. Na, arba modelio subtilybės gali nulemti tokią baigtį. Ar ne? Tai vėl iš namų vartotojo pusės ar studento šitai, bet žinoma, į tuos pačius aspektus turim atsižvelgti ir pasirinkdami sprendimą versle, kurį spręsim, ar ne, kiek jisai gali būti tendencingas, kiek mes jį kontroliuosim. Ar jeigu pasitelksim kalbos modelį agentą klientų aptarnavimo ir jisai nepradės dalinti refundų į kairę, į dešinę su kiekvienu skundu, ar ne, jeigu tai nėra mūsų siekiamybė, tai kiek pakontroliuosim. O sakykit, bendrai, kai šnekam apie dirbtinį intelektą, grėsmės šitoje vietoje verslui, ar ne? Nes kiek saugu atidavinėti jautrius duomenis į, sakykime, tuos pačius nemokamus dirbtinio intelekto įrankius? Kiek įmonėms tai yra saugu? Kurioje vietoje mes čia stovim su saugumo klausimais? Jeigu patiko ši ištrauka, pilną pokalbį galite pasiklausyti Blindspot kanale.